Nu ką, sveikinamėms iš Saulėtos Plungės, Žemaitijos sporto komplekso. Šiandien turime Žemaitijos kroso taurės paskutinį etapą. Tai dalyvaus ir mūsų sportininkai, ir yra, kuriem ir podiumas nusimato metinė įskaitoj. Jeigu viskas bus gerai, tai bet kokiu atveju viską dar pakalbinsim ir mūsų sportininkus, painformuosim, pafilmuosim. Tai prasidėjo laisvosios treniruotės, turime 80 dalyvių, tai visai visiškai smagu, trasa gera. Startai chebra pasiruošę treniruočių. Sirgaliai, palaikymas, va, bachūrai. Tai va, tokie. Eisim Edviną pakalbinsim kaip organizatorių. O, labą. Startas, važiuojam. Labas, Edvinai, tai truputį interviu. Kokį interviu? Ryt prasidėjo, saulė švieta, džiaugus, kad dalyvė nepabūga, suvažiavo paskutinis etaps. Plungė pradėjom Žemaitijai, Plungė ir pabaigsim Žemaitijai. Taurėje buvo šiemet kažkas wow, visi patenkinti, startas sistema, džokerė, ne visur, bet tai, tikrai, iki šios dainos gerdu taurės dalyvių vien tik tą pasitenkinimą apie trasas organizavimą, teisėjavimą, visi laimingi, tai iš tos pusės labai džiaugus, labai ir nekantrauju dėl naują sezoną. Susirinkėm pasidaryti organizatorių, apspręsti kitų metų naujus kažkokius dalykus, tai ir tuo labai laukiu, o šiaip manau, kad visi ir šiandien bus patenkinti. Kupiškis neužilga uždarimo sezoną šventi, kas visada sutrauk daug dalyvių ir žiūrovų, tai irgi laukiu tuo. Paprašysiam Saulis, gal padarys folkreisų klasį. Ne, bus. 3 klasės tos folkreisą bus. Tai šaunė reikės prisijungti. Ja, mechanikų klasė bus irgi, damų klasė. Tai labai nustebina. Brundė statys skambina, sako, ir Majausko žmona, ir Stasio žmona sumastė į damų klasę važiuoti su žiguliais. Tai susijungsiu jėgas ir atvažiuos. Manim ten žiūr nesisė, ką pratas kreivus, taip kreivus. Tai jo, bet tai... Išvažiavo nors vien kvalifikacijai. Tai žinau dabar, tai va, tai bet esmė, kad tikrai bus ir damula, ir čia irgi treniruotės vyksta BMW. Jo, tai toks tas komentars, nežinau, super sezonas tikrai buvo. Jo. Super sezonas. Dalyvių visada 80 turime, tai tikrai smagu. Manau, sulauksim ir daugiau kitiem metam. Jo, pasidarysim, bus apdovanojimai lapkričio 15 dieną nusimato, su kavinėje, su kaip sakoma, su vardiniam taurėm, su pasisėdėjimu, tai viskas bus super. Vyksta laisvosios treniruotės, bet jau paskutiniai dalyviai bando važiuoti. Eisim pakalbinti Jaduką. Kaip jau žinote, Jadukas konstruktorius, Mota variklis. Tai Juozai, biški interviu. Taip. Kaip čia dabar, nebeiškinti, vis tiek norisi pralėkti, ne? Ne, norisi, dega. Tai dabar, kaip suprantu, dar spalio 12 Kupiškį irgi būsi. Greičiausiai. Tai va, smagu girdėti. Kaip šiaip modeliai kažkas reikėjo daryti ar nieko? Dulkės nuvalyti. Tai va, patikimas modelis. Ja, tai va. Važiuosiu tai Falkreis klasėj, kadangi Open klasė nesusidarė, bet tikrai pakankamai
konkurencinga tauta. Ir tada 10 valandą prasidės pirma kvalifikacija. Visada smagu, kai varžybose dalyvauja Latvijos atstovai. Ačiū. Ну, Индия, как тебе эта гонка? Хорошо. Нравится в Плунге ехать? Да. А в Купишке тоже нравится? Labāk patīk. Labai patīk. Tai spalio 12 į Kupiškį kviečiam. Pažiūrėsim, kaip bus. Nieko nežinau. Tata turi laiką suremontuoti. Matai, va, Latvijai dar metai ir kalbėsim tik lietuviškai. Gerai? Ну, весь лаби, тогда встретимся в Купишке 12-го. 4 часа надо ехать. Неважно, может с вечера приезжать, гостиницу закажем, без проблем. Nu va, lietuvaičiai irgi pradėjo gaudynės paleist į krosą. Foto dirba. Tai va, eisim dabar pas mūsiškius. Turime šiandien turbūt mes 6 mūsų klubiečius. Tai juniorai Antanas, 2 litrų klasiai Mantas ir Gedas, Super 2000 bus Justas, 1.6 klasiai Paulius, RVD klasiai Aidas. Tai va, turbūt visi vienoj krūvoj sustojo šį kartą. Eisim biškį, pakalbinsim. Tai va, hebrytė susibazavo šį kartą visi vienoj krūvoj labai. Labas rytas, LMK laida, pabūdame ir keliamėm. Labas, Saulelėm. Susisakau jau. Labas. Mes pamatėm. Kaip nuotaikas? Nieka, geras. Geras. Darbingas. Darbinga. Na, kaip nuotaikas? Gerai. Kas dabar gaunas metiniai? Pirmas. Na, tai reikia išlaikyti. Reikia? Ja. Na, kaip mechanikas? Aš ne mechanikas, jis dabar mechanikas. Pats remontuoja viską, Pats? Jo. Tai tipo pažemina pareigas, ne? Ne, dabar aš aukščiau. Ai, ne. Tik tai, kaip čia, dalių tiekėjas, ne? Supratau. Kaip jūs į tau pravažiuoji treniruotę? Gerai viskas. Gerai, ar ne? Jo, viskas veikia kol kas. Nu, Minkšta, bet gerai. Gerai, supratau. A kurgi mūsų daugiau, kur Pauliukas, kur ten visi? Kaip, kur Antaniukas? Kažkur plaškas. Ai, nu ko, eini per smetės? Labą rytų. Labą rytą. Na, ko? Po 07? Užteks 05. Jo. Ne reklama, bet tikrai gera. O, žiūrėk, 2 rūšių. Ja. Kaip treniruotė? Gerai viskas? Modelis tvarkoj? Ne, nu tai, žinai, vibruota, bet, nu, nebe vasara jau, žinai. Ne, tai tas prie 7 postą, jo. Ten biški tas posakys. Matai, biški dar gavo lietaus. Kada jie čia prieš 3 dieną dar gavo lietaus. Pas mus tai kažkaip nebuvo. Supratau. Nu, Antanai, kaip? Pralėkiai, treniruoti, kaip? O, žiūrėk, tai viskas gerai, ar ne? Mašina tvarkoj, viskas? Sukos. Gerai. A, naujas radiatorius, ne? Nu, einam čia pasižiūrėsim kažkur. Kupiška reklama. Ku driveris nusiminęs? Nieko, lauk pirmą važiavimą. Pirmą važiavimą? Jo. Tai kaip čia, mašina tvarkoj? Jo, vis tvarkoj, treniruoti važiavimą. Kažką tai taip mechanikai atsipūti, nieko ne... Viskas sutvarkyta? Viskas sutvarkyta? Tai ką tu galvoji? Na, žiūrėsim. Pabandyk tik sustoti, iškart 3 rykštė. Ne, nestos dabar. Kiek įmanoma. Nebėkam gesti. Jo. Gerai, einam dar pakalbinsim kitas.
Mūsų draugai plungiškiai. Tradiciškai irgi aplankam. Nu, kaip matuojasi, naujas driveris matuojasi, ne? Taip. Telpa, kokia čia netelpa. Labas, merginas. Labą dieną, tamsta. La. Nu, ko darom, tėvai? Stebim? Aha. A, ku toliau čia, kai ku darysim ar? Darysim. A, Vis viskas. priklausys nuo varžybų vadovo stipriai. Nu, aš kaip sakau, jeigu gerai, tai bus ir... Tai va. Kaip šiaip pravažiavo treniruotės, kur? Nevažiavot? Eik, pažiūrėk, varmėtas daiktai. Nu, prasideda. Tie pacanai neišmiegoja iš po vakar. Technologija. Kiena, Ukmergės gamyba? Ne. Na va, matai. Na. Pareigūnų. Ukmergės gamybos tik tai skarančia Lentynoj buvo. laiko. Kiek laiką? 2 ratus. Čia 3 apvažiavo. Jau geriau. Geriau, ne? Ne, nu šiaip tai arklius reiktų prisukti, nu kam tie pusašiai laužys, nu... Bagazą mažiau pat. Jo, gazą mažiau. Sėdynę atitrauktuliu. Jo, 3 cilindram, 3 reik važiuoti, nu, nepersistengti. Gerai, viskas, eisim, žiūrėsim. Nu, jaunimas, ką tarėt, kaip strateguojat? Jau vietas dalinatės ar bandysit kavot? Kavot? Bachūrai. Na, einam pasižiūrėsim, ką čia dabar. Modelis tvarkoj? O tavo? Irgi. Nu, kokį pametėt? Reduktorius iškrito. Ja, apštvilio. Šiaip tai varžtų, žinokit, reikia pirkti švurtą, ne iš senukų, nu. Iš kiniečių. Jo, dar perka kur 5-8 klasė, tai ten net medžio negali lentos prisukti, nu. Nu nieko, spėsit sutvarkyti. Nu gerai dabar, fotografas, pasakok, kaip įspūdžiai toj kroso tauriai ir kaip įspūdžiai čempionate? Smagiai, kroso taurėn, tai labai daug yra dalyvių. Čia jau vienas pliusas. Čempionate va tik pavilkiai, realiai galiu užskaityti tą etapą paskutinį. Aha. Nes gausiausia dalyvių susirinko ir šiaip to vyksmo buvo. Aš šiaip nežinau. Kažkaip kroso taurėje pirmo vietą, sakyčiau, krose būtent. Smagu girdėti. Aišku, Latvijų neskaičiuoja. Ne, nu Latvijai tai kitas lygis, bet jau. Bauskės etapas, kur buvo, ten išvis kosmosas. Na ten tai... Ja. Tai taip. Gerai, lauksim fotą po varžybų. Nu, pakalbinsim ir konkurentus. Antras varžybas, taip? Taip. Nu ir kaip įspūdžiai? Gerai. Gerai. Kintis daug reikia dar. Aha. Ne, palauk, tau trečias važiavai į Šakiuose, ar nevažiavai? Ne. Tai antras. Kupiškis ir čia. Kupiškis ir čia, ja. Kaip tas formatas? Geras. Geras. Vis tiek startuoja ir iš pirmos vietos varai. Pirmas varau! Jo, tik paskui visi apsilenkia greit. Ne, nu tai čia, žinai, čia reikia išmokti, Tai čia faina, kad šachmatais dėlioja, žinai. Aha. Labai patinka. Supratau. Ir Kupiški faina buvo. Trečias. Tai ne reklama, bet spalio 12 kviečiam į sezono uždarimą šventę. Jo, tai jeigu nieko nesugadinsim, tai atvažiuosi. Tai kad ir sugadinsi, laiką turėsi susiremontuoti. Nu jo. Gerai. Gerai. Nu, kur mechaniorai sakė sutvarkyta, nieks nesutvarkyta. Kas, granata? Ne, Belėna davyklą, laidus atšoka. Laidus nutrūko. Nebebuvo akimirštai. Jau sakom, nebėr, nu ką, nu laidus. Sutvarkiau dabar vietą. Kur tas elektrikas? Pirštais nerodys mane? Ne. Nu, supratau, gerai. Dabar vis tvarkoju. Dabar vėl vis. Praeitą kartą man irgi tu patį girdėjau, viskas tvarkoj. Dabar vėl. Na. Nu. Ko, akumuliatorių sadini? Gabaritas dega. Paliekam čia. Supratau. Ai, kas čia dabar? Čia. Vietė melagė. Nori, kad aš pradėčiau Čia alkoholio reklam, negalim čia. Man viskas galima. Gerai, einam paklausimą. Tai ku, granata? Tik tai nesikeikiant. Nu ką, ir kaip yra, ne? Nieko pasikeitėm. Supratau.
Tai, bet žinai, kaip pirmas varėjai ir paskui dingsta. Nu ir ką galvot. Ir sako, statyk statymus. Nu ir iškart pralauščiau. Nu. Tai žiūrėk, kad nepralauščiau babkių. Labas ir galių komandai. Labas. Nu, kaip nuotaikas? Puikias. Valio. Ai, čia saulelė. Ne, negaliu. A čia kamera gal išjungta? Ne, būtent įjungta. Ir dar negaliu, kad ir išjungta, vis tiek negaliu. Na. Ai, paradą nuošiate. Tvarkoj. Viskus sutvarkai, mechanioras. Slėpuvo privyrina, nutraukė visai su viskuom nulupė. Tai kas čia buvo, tramplinas mačiai ar? Duobės mačiai. Eik, nu, vieną dabę atsirado, visi rauda, ja. Nepradėkit raudot dėl vienas dabės. Čiutikai, tau dabių yra? Nieko jam nėra, guli laimingas. Jūs kur valgėte? Ja. Tai va. Susivėlė, neatidarė tą vieną ratą. Vieną ratą. Aš to šunt, uždarykit, sakau, varts, važiuos, miesto važiuoju. Ne. Darykit, sakau, varts, nedarė. Ja, buvo čia veiksmas. Leisi vaikam vairuoti? Mes jau reikiam, sakam, na Saulis pizdikam. Nu ja, labas. Nu ko, kaip nuotaikas? Gerai. Viskas gerai? Kaip ir pavakar. Vaikais važiuoti prižiūrėti. Ja. Kad sankabą išminti. Išminsim tą sankabą, jeigu neišeis vienas, tai dviesis. Girdėjai? Tai va, gerai, ruoškitės paradan, viskas, ja, pravažiuot. Na. Gerai. Į tipą mergų sadinkis daugiau. Daugiau atlaikės. Aš kokią dieną neprisišnekėjau. Tagul, be pavydą senų čia man tik tai, gerai? Na, eina tai iškot Stapulionis. Kas tam buvo, kad nevažiavo? Kompresijos nebėra. Nu, iš 18:0. Supratau. Jam žinom Moskvič AZLK Egzotika, Prezidents ir Novogreckis. Egzotika jau. Tik da pasirodai biški varžybose, biški. Jo, da pateisėjauti sumastai. Taip. Į tą pensininkų klasę nesiruoši sugrįžti kokią? Ruošius, taip, intensyviai. Žiguliukis, blevački, da. Taip. Čia kažkada buvo užkursti. Buvai? Na. Tai davai, spalio 12. Kaip trauk, žinau, žvirti. Spalio 12 į Kupiškį, RVD klasę. Da. Reiks pagalvoti. O, čia jau geras mintis, da. Nu, šitą modelį sakė kompresija dinga. Nu, tai Domantai dabar sakyk, ko? Varžybas baigtas, o ne? Tetė namų darbų nepadarė, taip? Tėvai, kur? Dainiau? Vaikas ir tas sako, kad tetė namų darbų nepadarė, nu. Ja. Taip, kad daryk išvadas. Girdėjai, sakė, iki Kupiškę bent jau spės. Nu va, tai lauksim Kupiškį tada. Gerai. Čia kaip ir bernam viskas tvarkoj. Šitiem jaunimui irgi viskas tvarkoj. Atvaram. Ir nėra Cooperį priekį motorą. Nu, Elektrinis, Sauliukai, elektrinis, va tas va. Va su tuo vienu vieninteliu važiuoja. Kaip čia gavosi? Spyzdėlį motorą? Da. Ja, ne, tai va taip atrodo Cooperiukas. Varikliukas čia uždengtas labai jau. Va čia varikliukas. Jozuk, čia tavo 1.4 motoriukas? 1.2. Ai, 1.2? Kawasaki? Jo, Ninzais. Aha. Tai silpnesnis šitas. Bet važiuoja, smagu. Dėl smagu. Ne, nu tai tau smagu, kad jau vien jau progą turėjai išlėkti. Traso. Viskai pavairuot. Vairą susitvarkiau, sukasi dabar vairą. O kas, buvo stiprintuvas snytė? Jo, buvo vairą. Na va. Na tai žinai, pas meistrus visada bus. Na, kol lašiniai veiki, kol sukosi, paskiau nustoju. Išlipa, sako, nugarą šlapia, ko šlapia, vairas stiprintuvas neveikia.
Jo, viskas aišku. Gerai, ruoškime paradant tada, susimatam ten. Labai gerai jis tą daro ir spaudžia viską, ką gali iš šios trasos ir supiešia tikrai lygumų savo bendračių. Tai dėkojame jam, kad net nebijoju, kad norėtų dar noriu šito koncepto baigtyje, tam 77 sportininkų būriui, tam žiūrovų gausiam būriui, kuris tikiu dieną įsibėgėja, gausės, tai eteris tau, organizatoriaus žodis. Ir ačiū Marijui, tai visų pirma norėjau pasakyti, kad smagu jums čia matyti starti, visi nusiteikę ant paradoj, buvom šiek tiek paradą apleidę, bet visada stengdavomės daryti, kad su paradu sutaupytumėm daugiau laiką ir išloštumėm ant trasos remontą. Pirmą kvalifikaciją matėt tikrai ir ruduo, ir sunku, gamtos jėgų nesukontroliuojam, 3 savaitės pralyja, savaitės rudenio jau neužtenk džiūti, tai stengiamės techniką dirbti trasoje dar ir dabar matau, tai bandysim imti minkštą gruntą, kad gerėtų būklė trasoje, tikrai norim, kad važinėtumėt greitai ir smagiai, tai už tą minkštą dalį nepykit, kažkaip išgyvensim, gal nesusidaužysim tų mašinų, tai ir norėjau, aišku, padėkoti klubo nariam, kas prisidėjo visą sezoną prie trasos ruošos darbų. Tikrai įdedam daug darbą, investuojam laiką, pinigus, techniką, Telšių hidrostatyba nuolat prisideda. Tie klubo nariai, kurie net ir nesportuoja, prisideda dirbti savaitėm visą ir stengiamės gerinti tą būklę ir ateiti į tą būklę 5 metų bėgį bus dar ne tiek ir netokiam lygiai. Tai daug neprisižadėsiam, bet manau, kad padarysiam per ateinančius metus nemažai. Ir ačiū Jums, kad susirinkot daug dalyvių. Tai duosim dar žodį Sauliui, varžybų vadovui ir palinkėsim Jums gražaus parado ir smagių varžybų. Tai ką, mėly sportininkai, mėly sirgaliai, palinkėsim Jums gerų emocijų, sportininkams, gražių kovų, bet be randų. Tai visų lauksime finiše. Ir ką dabar? Užkuriam variklius ir apvažiuojam garbės ratą, atiduodam duoklę žiūrovam. Važiuojam! Pats važiuojam. Taigi, paradai startas. Reklama, bet reiktų mūsų renginys paminėti. Užmiršau irgi. Važiuojam
Nu, kas čia gaunas? Kur mechanikai? Visko sutvarkėm. Nebėrkam gės. Dabar motorus. Užkalė. Kas ten būna, kai būna, ne? Blogai būna. Supratau. Einam, pažiūrėsim. Kaip Gedai tau? Kaip? Aišin sunkiai kažkaip. Ne, nu, ir stiprių yra, matai, Latvijas irgi stipriai, jo. Taip. Ūkio darbai nukankinti. Nieka, gerai. Viskas. Finalas sulaukta. Taigi, jo, trečias ir finalas, jo. Tai dabar Tarasą tvarko, prapurena, pradžiavina, dabar vėl suvaluos. Tai gerai, kad pirmi važiuojam. Nu, jum, šį kartą, jo. Nu, tokie burtai lėmė. Paulius. Traukia kai kas, ar? Amortis pasileido ir volis. Matau. Ko tas senės atčiūtę painis jau koja? Kas tau pačiut paina? Varysim į tūsą varysim. Na, ko? Ko bagę neremontuoji? Važiuoja? Tai ką raudoji man čia? Blet, kažkas dėžiai, barška. Žvaigždė, tai nesu žvaigždė, tu čia žvaigždė, nu. Nu, Jordanas tikrai šitą nedės į vaizdą. Nedės. Jordanai neiškirpsi šitą dalyką. Sudyla žvaigždė. Saka, sudyla žvaigždė. Ne, jau matai laimėję, tai jau dabar žvaigždė lyga. Su žvaigždė. Smėlis jau pyrona. Ja, kur čia? Va, einam pažiūrėti, kaip senelis kapotų laiką. Tai daugiau nieko neduoda? Darbintas, prašau. Kažkas kažkur nusimovė, kažkas kažkur nukryta. Tai... Justai, kas vėl dabar buvo? Vairą traukė? Įsimačiau, kad ratai įsiskėtė ir žiūriu arę. Artojas. Kas? Padėjo kai kas? Ne, taip. Man tai padėjo labai net. Ne, tai... Tas baltas veikia, tik, blėt, išna šitą nulgą būk prieš nosį, kaip pysė, blėt, prašau. Kurioj vietoje? Tik nuo startą, taigi turėt matyti visi. Ne, tai tengi nuo starto viskas ten, tu tik tai biški prilėtė į šitų labai susimėtė. Kuo? Koks ten palauk dabar numeris? Balta? Aha. Tai man, kad pisė jinai, blėt, susimėtė biški, tai va pasistatė prieš man skersą. Jinai kažkaip traukė šitom pusėm, užsiskersina, man pisė yra ten. Tai jinai viską užvirė šitų kipišų, matai, kai išėję, blėt, per visų trasą. Jo. Tai kas sekas achujienas. Nu ir tada čia, žinai, nu tai tik painė. Bet tai matomai kažkas nuplyšo, nes, kaip supratau, kad praleis vieną važiavimą. Kažkas gal rimčiau, bet nemačiau, kad būt paverstas, nebent išvežė. Tai Petreikis, tai reduktorių keičia, a tas baltas tai stovi, kuligankė, tai 20 numeris. Tai gal nieko. Trachai ne, ir kaip jie. Ja, viskas parkoja, žiūrėk. Šitas važiavimas toks, ne, pirmas dada. Šitas toks jau agresyvesnis, jau čia visi priekį nori mūsų. Ja. Gerai, viskas. A, ku vairą traukęs pakeitė ir viskas? Jau pakeitė. Jau daug. Nu, bent jau trečią kvalį. O, labą dieną, sveikinimai. Šitan Gargždų laikraštys rašė, kad spalio 12 startuoja Kupiškį sezoną uždarime. Jau laikraštys rašė. Tai nebandai čia man jokių pasiteisinimų. Na, aš sakiau tėvai, jeigu nori dar paslapčių apie Audi TT, turit sustartuot, po varžybų pasiliksim, aptarimas bus tada normalus. Mėginsim. Na, tai va. Pamėginsim. Ja, registruokis jau ir ten jokių pasiteisinimų. Viskas jau pasirašė. Taip, laikraščiai rašė. Ja, laikraščiai rašo, nu tai kaip čia, negaligi pavęs spaudos. Bangelė. Ja, da paskui televizija mūsų irgi nufilmuos, tai kas čia dar ramybės neduoda. A, nu gerai. Įtariu kviečia kažkur. Čia servizo meistram reklama, kad be keltuvo galima reduktorius pakeisti ir labai greitai. Nu ja.
nugalėtojas. Paimk kišenės. Šakėnas. Tagul prausia. Ai, nori paragauti? Tikrai labai pergalė. Visą aš darė. Čia vietą iškovojo. Aidas Grabauskas. Kubičkis Atrodas fondas. Šiandien be prizų. Kodėl? Ai, nu, jo, supratau. Kelintas. Nežinau, nepasakė Tadas, bet kaip tai turim būti. RVD 3 klasė iškovojusi Luko Kilbišių. Ai, finalas Ukmergė. Ir sveikinimai šio Junior 6 diviziono nugalėtojai Antanui Liuginui. Kažkas bus? Ne. Antana! Mažieji krikštytojai. Iš to, kaip gerai krikštė, įtariu, kad čia vėl krikštė, kaip trečiosios vienas ją iškovoja. Paulius Madanauskas. Kubička, Arnoldas Vardas. Antroji vieta, ji šiandieną buvo tikrai išlaikyta pelnytai. Justas Butkus. Eidavo kaip reikia. O, leid, irgi biškai šampės paragavo. Tuomot padės. Viso jiems nebus, 3 taškais ją aplenkė. Rokelis Racing Antroji komandinės lyderio pozicija Ekstempo klubas. 88,5 taško, kai Rokelis Racing surinko Ne, Rokelis ta balta. O ne? Nu tai ką mes, bachūrai? Davai vaikinai. Šaunuoliai. Vadovai, spaudžiam ranką, įteikiam tokį apdovanojimą. Ačiū. Nešit, papuošit. Komandinė įskaita. Sveikinu visus. Ir čia geriausias mūsų komandos.